Labas, tai žadėjau pasidalinti, kaip ten man sekėsi su ta 5 doze, jeigu aš ją leisiuosi. Tai susileidau aš tą 5 dozę, žodžiu, ir sekėsi viskas gerai. Dėl visko, dėl ko aš pergyvenau, tai tikrai nereikėjo, o pagrindinis dalykas tai buvo tos adatėlės dydis ir kaip čia man pavyks ją įsivesti ir, žodžiu, ar ten labai skaudės, ar ten ranka drebės, ar ten kažkas nesigaus. Tai gavau dar vieną patarimą, kad, žodžiu, davai užsisakyk, nedavai, o tiesiog gali užsisakyti mažesnių, plonesnių adatėlių iš Amazono, bet kadangi man jau, žinot, tą vakarą reikėjo leistis, tai nieko aš neužsisakinėjau ir galvoju, tai dabar arba bandau, arba jau, kaip ir lieku be tos dozės. Tai su ta adatėlė, su kuria aš turėjau, viską aš ir išbandžiau ir tikrai nei man skaudėjo, nei man ten buvo sunku ją įsivesti. Turiu pasakyti, kad realiai tai man net mažiau skaudėjo. Dėl to, kad su ta mažytė, tai aš taip bats ir viskas, o su šita truputėlį lėčiau dariau, su 2 rankom taip prilaikydama, tai labai gražiai įsivedė, aš ten jos visos nesukišau, tik tai pusę. Nes tikrai ten ta pusė yra kaip visa, dar gal net ir daugiau kaip visa ta rašiklio adatėlė ir iš lėto labai spaudžiu leidau, tai netgi ir tas leidimas man labiau patiko, aš mažiau jaučiau negu su tuo jau automatiniu, tai dėl šitos vietos tikrai daugiau nebepergyvensiu ir nebijosiu, iš tikrųjų nebijosiu tų adatų. Bet vieną momentą tai pramazinau, todėl kad kai išsitraukiau jau vaistą iš to rašiklio, jau buvo 0,7 ten dar su viršum miligramų ir žodžiu galvoju, tai netgi daugiau yra. Ir aš kažkaip taip neatsargiai norinau, taip nepripratus aš prie tų švirkštų iš viso, pirmą kartą realiai normaliai naudoju, tai spustelėjau per daug ir ten ištriško to vaisto daugiau negu reikėjo. Tai jeigu kas nors darysi, tai atkreipkite dėmesį ir palengva norint būtinai reikia ir čia yra, ta prasme, saugumas first, jau geriau tu to mažiau vaisto susileis, bet ne su oro burbuliukais. Tai gavosi taip, kad aš to vaisto išspaudžiu ir pas mane liko dozė 0,5 ml, o ne 0,6, kokia turėtų būti. Bet skirtumo nuo to, bent jau kol kas, tai aš čia 4-dienį leidausi, kol kas nejaučiu ir viskas tikrai vyksta gerai. Tai žodžiu, ir bandžiau, ir išbandžiau, ir tikrai ir iš sekančio rašiklio tikrai naudosiu tą 5 dozę, nes viskas buvo visiškai paprasta ir tikrai nebuvo ko bijoti. Tik tai dabar noriu dar kitą dalyką išbandyti, tai jau su automatiniu, nes su tuo švirkštuku tai tikrai, čia nepadarysi. Noriu pabandyti susileisti nebe į pilvą, o į ranką, nes prisižiūrėjau visokių video, kad žodžiu, į kairę ranką susileidus efektas jaučiasi stipresnis. Tai labai norisi savo kailių išbandyti ir kažkaip su pilvu atrodo labai saugu, nes ten ir riebalo daug ir tu čia viską matai ir gali ir stovėti, ir sėdėti, ir viskas patogu. Bet kadangi jau šiaip apsipratau su tų vaistų leidimusi, nebekelia man tai baimės, tai sekantį kartą bandysiu susileisti ranką, tai irgi pasidalinsiu, ar yra koks nors kitoks pokytis. Žodžiu, sekit ir pasikalbam.